Sveiki, aš esu numerologas Mantas Skukauskas. Sveikinu jūs visus su naujaisiais metais, 2025-aisiais. Numerologija tai yra metai devintieji. Ką tai reiškia? Tai yra būtent proceso užbaigimas. Užbaigimas to, kas jau senai paseno, kas jau senai nebeveikia ir ko mes niekaip negalėjome atsikratyti, užbaigti, pabaigti visus tos 9 metus, kurie buvo iki šiol. Tai jeigu mes šiais metais to nepadarysime, tai turėkite omeny, kad mes su to ir gyvensim vėl ateinančius 9 metus. Tai dabar yra pats geriausias laikas kažką keisti, kažką daryti ir turėti savo geresnį rytojų. Ką tai reiškia? Kad, kaip ir minėjau, jeigu mes neužbaigsime, su to pačiu gyvensim visus likusius vėl 9 metus. Ir taip ciklai iš ciklų visada kartojasi. Jo labiau tai yra sausis, o sausis yra su numeriu 1, o numeris 1 yra apie strategiją. Tai yra labai geras laikas būtent sausio mėnesį nusistatyti naujausius tikslus visiems metams. Tai yra, ką reiškia, atsikratyti senų dalykų, kas jau senai paseno. Tai gali būti santykiai kažkokie, kurie jau senai nėra, kaip sakykime, nėra malonus, ar ne, kurie neneša ne tai, kad naudos, bet tiesiog netgi galbūt toksiški santykiai. Gali būti ir santykiai porose, gali būti santykiai tarp draugų ir šiaip pažįstamų. Gali būti kažkoks tai darbas, kurį dirbi ir tikrai negali pakęsti, jau senai jau ilgą laiką vis atidėlioji, kad dabar pakeisiu tikrai niekaip negali iš to užburto rato išeiti. Aišku, dažnai mes negalime procesų užbaigti dėl to, kad mus, kaip ir turime kažkokių baimių, ar ne? Baimių, kad mes neteksim finansų, ar ne, jeigu kažkoks tai darbas yra. Baimių, kad mes liksim vieni, ar ne, jeigu atsikratysim santykių. Baimė, nežinau, žengti pirmą žingsnį apskritai, nes nėra lengva pas kai kurie žmonės žengti pirmą žingsnį. Tai esu ir aš tą patyręs, visiškai normalu. Tai ką norėčiau pasakyti, sakykime, duočiau praktiką, kas yra labai naudinga, tai ir idealiausiai tiktų žmonėms, kurie yra gimę 9 dieną, bet tinka ir visiems iš tikrųjų. Tai pasimkite popieriaus sąsiuvinį geriausiai ir paimkite, kad būtų 3 tušti lapai. Tai pirmąjį lapą būtinai susirašykite dalykus, kas visą mėnesį, kuom jūs visą mėnesį užsiėmę esate, kuom protas jūsų užimtas. Visus veiksmus, ką veikiu, apie ką galvoju, ką gero galvoju, ką blogo galvoju, ar ne, kas atsibodė, kas užknisa pastovi, ar ne, kas pastovi kartojasi, galbūt žmona ar vyras, vaikai, belekas, žodžiu, kas man nepatinka, žinai, ir kas patinka. Okay? Toliau, įsirašėm visą pilną lapą, tai yra būtent kom užimtas mūsų protas per visą mėnesį. Okay? Tada paimam kitą lapą popieriaus ir perrašom tai iš to lapo, kas jau iš tikrųjų realiai yra užknysę ir atsibodę ir kas kartojasi. Mintis, įpročiai kažkokie, tai darbai, kaip ir minėjau, santykiai, viską įsirašom ant to popieriaus lapo, antrojo popieriaus lapo. Tada įmam 3 popieriaus lapą ir susirašom tuos dalykus, be ko mes negalime gyventi ir ko mes negalėtume tikrai atsisakyti ir su ko mes turėtume visą laiką, sakykime, taip, pasilikti, ar ne, kas yra labai labai svarbu. Ir mes dabar turime 2 paskutinius lapus, ar ne, su ko mes turime atsikratyti, ar ne, atsisveikinti būtinai ir su ko mes visą laiką gyvensime. Ir jau iš to mes galime strateguotis realiai, būtent ateinančius sekančius metus, ar ne, tai mes turim, kaip sakant, tokį kaip ir žemėlapį mini, ar ne, iš to mes galime būtent susidaryti savo strategiją, ar ne, planuoti savo ateinančius metus, kas irgi yra labai svarbu. Kaip ir sakiau, dabar yra sausio mėnuo. Ir sausio mėnesį yra labai svarbu, tai yra tas mėnuo, kuris yra skaičius 1, kuris duoda mums energiją, kuri mums padėtų išlaikyti tą strategiją, ar ne? Tai jeigu mes dabar susidarom būtent visiems metams, tai bus poveikis daug stipresnis, negu mes būtume susidarinėję sekantį mėnesį, arba mėnesį atgal, ar mėnesį dar 2 mėnesius į priekį. Tai visiems linkiu sėkmės, laimės, džiaugsmo, įžengus į naujosius metus, visus myliu, apkabinu ir dar kartelį. Meilės, džiaugsmo, sveikatos ir iki malonaus visiems. Ate.